Man reikia pritarimo, nes aš labai dažnai savim abejoju, bet kai gaunu pritarimą, tada jaučiuosi labai tvirtai. Dažniausiai reikia, nors aišku vadovaujuos vis tiek galų gale savo sprendimu, bet kažkaip tų aplinkinių tokio užtarimo, tai nors. Norėčiau sakyti, kad ne, bet taip. Reikia nuomonės, kad jausčiaus užtikrintai, kad įvertintų, jo, reikia. Susinepatoginu. Nepratus esu tikriausiai priimti komplimentų. Aš komplimentus, pagiras traktuoju kaip savo gimtadienio dieną. Aš nežinau, kaip reaguoti, ką man pasakyti, kaip stovėti, kaip rankas laikyti, ką žiūrėti, už ką dėkoti. Gerai, aišku, komplimentų yra, bet aišku, kažkiek nepatogu, ką jau čia, gyrėt per daug. Visiškai nepriemu komplimentų. Mano teorija, kad Lietuvoje ypač vyrai negali priimti komplimentų, nes mes nesam prie jų pratę. Visus komplimentus gavęs dažniausiai įsijungia tas ir dar, man atrodo, lietuvio toks nepilnavertiškumas, kur, ai ne, baikit, ką aš čia, kuklus. Nusiemi kepurę kaip baudžiauninkas ir tada, oi, ponė, ačiū. Negaunu daug komplimentų. Tikrai man antiek neįdomu yra, ką kitas žmogus mano, ypatingai jeigu jis mano kažkaip blogai, turi blogą nuomonę apie tave, blogą nuomonę apie tai, ką tu darysi, kaip darysi arba kaip padarėjai. Tai jeigu aš tikrai užsimaniau, tai aš ir darysiu, aš prisiemu visą riziką pasiekmėms. Tai baimė ir gėda, man atrodo, du pagrindiniai tokie inkarai, kur laiko mus nuo kažkokių norų siekimo, troškimų išpildymo ar tiesiog noro būti savim ir realizavimu. Tai aš pats kaltas tom, kad aš daug ko gėdėjos, bet čia, manau, tokia didelis iššūkis mums kaip pasaulio žmonėm ir kaip tautai perlipti šitą, nes mes lietuviai dažnai gėdėjomės, kad mes lietuviai, mesgi mažyčiai esame. Turiu šitą jausmą. Nemažą, bijau apsijuokti. Iškart man galvau, ką kiti pagalvos, kaip aš čia pasirodysiu. Todėl labai daug dalykų nedarau dėl šito. Nežinau, stengiuosi labai neapsikrauti. Nesveika yra apsikrauti. Dėl padarytų klaidų, taip, save labai graužiu, labai. Aš dažnai save kaltinu net dėl klaidų, bet tiesiog dėl daug ko kažkaip yra tas toks, net nežinau, kaip įgimtas kaltės jausmas. Dėl kažko, ką net nebūtinai galiu pakeisti, arba dėl kažko, kas net nėra mano kaltė iš esmės. Tai aš dažnai kaltinu save. Taip, jaučiuosi kartais, kad gal ir ne per daug čia visko man, gal ir tikrai neverta esu. Taip. Būna, kad jaučiuosi neverta. Kartais atrodo, kad kiti žmonės žymiai labiau nusipelno dalykų. Dažnai mano sritis tokia, aš lipu ant scenos juokini žmonės ir kai užlipi ir pas tave atėjo 300 žmonių ir sumokėjo bilietą, kartais būna sekundė, kur pagalvoju, aš jūs apgavau tiesiog, gyveni su tokio apsimetėlio sindromo, imposterio vadinamo ir tai tas vertės trūkumas jaučiasi. Jo, ir tas iki šių dienų gal yra išlikęs, aš ir pats mėgstu pagirti žmonės, pasakyti, kad blema, kaip tu čia gerai padarėjai. Nežinau, iš tikrųjų, tas pagirimas gal nebūdavo žodžiais, labiau veiksmais, kad kažką nupirkdavo, tai taip kaip ir išreiškia tą džiaugsmą, o kad žodžiais būdavo, tai nelabai. Tėtis, neatsimenu, kad būtų pagyręs. Mama, kažkaip gal nepasakydavo, bet aš jusdavau, kad jinai manim didžiuojas. Tikrai. tą jusdavau. Kartais norėjosi, kad dažniau pagirtų, nes atrodo ten kažką taip stengiasi ir tau pavyko, bet kažkaip
nu, tėvai nepasako. Dabar gal tas labiau yra, bet irgi dabar tėvus, tėvai jau savo padarė, dabar tu esi pats už save atsakingas, tai irgi toks galbūt labiau papasakoji, kaip bendrai gyveni, bet nesileidai iki detalių, iki emocijų, nes nu kam? Gal nedažnai, nes aš nelabai atvirauju per daug su tėvais, tai jeigu atviraučiau, tai tikriausiai kalbėtų, bet šiaip kažkaip taip vat konkrečiai, kad prisėsti ir pakalbėti apie kažką, tai nelabai, sakyčiau. Tų emocijų ir jausmų šeimoje daug, tiek pykčių tarp pačių tėvų būdavo visą vaikystę, bet ar jie kažkaip apie tai atvirai kalba ir kalbėjo, ne. Oi, ne, nelabai. Ne. Tiesiog visiškai nebuvo pas mus šeimoje tokių pokalbių. Ne, nebuvo tokia daikta, apie emocijas, jausmus tikrai ne. Ne. Pas mums šeimoje nebuvo jokių emocijų, jokių jausmų. Niekas apie tai nekalbėjo. Kažkaip net nėra pasakę, ką myliu. Biškį susigraudinu.